Gražiausiame Lietuvos regione, ežerų krašte įsikūrusi Utenos alaus darykla 2010 m. vasarą vykdė unikalią aplinkosauginę kampaniją. Jos metu aludariai ne tik patys švarino gamtą, bet įtraukė poilsiautojus bei vietos bendruomenės į aktyvią aplinkosauginę veiklą. Utenos alus gimsta Aukštaitijoje. Čia nuostabiausi Lietuvos miškai, tyriausias upių bei ežerų vanduo. Alus – vienas paskutinių šiuolaikinės pramonės gaminių, kuriam virti naudojami tik natūralūs ingredientai. Tas natūralumas, pats pavadinimas pasako, kad mes turim ir su gamta nesipykti. Utenos aludariai jau 4 metai remia įvairias gamtosaugos iniciatyvas. Tvarko ežerų pakrantės, aprūpina paplūdimius kokybiškomis poilsio priemonėmis. Nuo 2006 metų aplinkosaugos projektams ežerų krašte Utenos alus skyrė per 400 000 litų. Įkurtos 7 šiukšlių surinkimo ekostotelės prie populiariausių regiono kelių. Vasaros viduryje aludariai patys išvyko į ekožygį Aukštaitijoje. Taip pat buvo pradėtos diegti aplinkosauginės priemonės pačioje darykloje. Utenos alus skyrė per 100 000 litų paramą naujam stambiam aplinkosaugos projektui – ežerų krašto ekostotelėms įrengti bei reguliariai jas prižiūrėti. Stotelės buvo įkurtos šalia pagrindinių ežerų krašto regioninių kelių, kur pravažiuoja daugiausiai iškylautojų. Šiukšlės, būtent įvairiausias plastikas, skardinės, piknikų atliekos yra viena iš didžiausių problemų ežerų krašte. Visą vasarą ežerų krašte veikusiose 7 ekostotelėse bendrai surinkta per 1500 kubinių metrų šiukšlių. Panašų kiekį didelis miesto daugiabutis sukauptų tik per 5 metus. Didelį ekostotelių populiarumą užtikrino plati informacinė kampanija, kurią aludariai surengė internete. Dar viena svarbia Utenos alaus aplinkosaugos programos dalimi tapo vidurvasario ekožygis Aukštaitijos nacionalinėme parke. 150 Utenos alaus daryklos darbuotojų išsiruošė į ekožygį Baidarėmis. Vienas iš geriausių pavyzdžių, kada visi savo rankom surinksim šiukšlės ir sumes. Per dieną Utenos alaus daryklos žmonės Būkos upėje ir Balaušo ežero apylinkėse surinko 2 tonas pilną sunkvežimių šiukšlių. Esam socialiai atsakinga įmonė. Naujausių, moderniausios Baltijos šalyse Utenos alaus daryklos aplinkosaugos projekto etapu tapo gamybos ekologiškumo diegimas. Įgyvendinus šį projektą, aludariai sutaupys 14% sunaudojamos šiluminės energijos, padidins pilstymo linijų efektyvumą iki 15%. Sutaupys 4% elektros energijos ir vandens. Moderniausia Baltijos šalyse Utenos alaus darykla didelį dėmesį skyrė ir skirs aplinkosaugos veiksmams. Tačiau svarbiausia, ne tik patiems daryti gerus darbus, bet ir savo pavyzdžių paskatinti kiekvieną Lietuvos gyventoją, saugoti ir tausoti tai, ką mums davė gamta. Jeigu mes visi ir kiekvienas būsime švarūs ir nešiukšlinsim, tada ir visa Lietuva bus graži. Bendradarbiaudami su vietos bendruomenėmis, Utenos aludariai prisideda prie unikalaus ežerų krašto gamtos puoselėjimo ir išsaugojimo. Utenos alaus tikslas – paversti ežerų kraštą ekologiškiausiu regionu Lietuvoje.